Pajūrio apygardoje mes turime rezultatus iš keturių apylinkių, kur Palangoje stipriai pirmauja Pranažemės, taip pat ir Klaipėdoje, ir tikimės, kad jis išeis į antrą turą. Tai čia yra rezultatai iš dviejų apygardų, kur yra mažesnės apylinkės, kur jau yra suskaičiuoti balsai. Iš Baltijos ir Marių mes dar neturime tų preliminarių rezultatų, todėl negalime nieko pasakyti. Kaip partija Tėvynės sąjunga mes iš turimų rezultatų ir esame antroje, trečioje vietoje Klaipėdoje pagal rezultatą. Tai tikimės, kad rezultatai bus gerai, turės būti gerai, nes iš tikrųjų žmonės renkasi ir manau, kad jie išsirinks tai, ką nori matyti Seime. Čia grynai yra žmonių valia. Aišku, pagyvensim, pamatysim, dar kol kas nėra aišku iš vis, nei iš vienos apylinkės, net preliminaraus rezultato nėra. Tai labai sunku kažką ir vertinti ir pasakyti. Tai tokios mano ir prognozės, kai jau žinosiu kažką, tai už valandos, manau, jau bus kažkas aiškiau, tai bus galima kažką pasakyti, kaip vertinu ir taip toliau. O šiai valandai yra kaip yra. Ne vienos apylinkės nežinau? Žinau kelių. Vienoj prastesnė, kitoj geresnė. O kaip pats savo prognozuoja? Nedarau jokių prognozių. Atidirbau Lietuvai, žmonėm, o žmonės kaip pasirinks, taip ir bus.